Prieš filmuodamas vaizdo įrašą apie Jaume Cabré kūrinį, prisipažįstu, man iškilo sunki dilema. Ar nufilmuoti savo įprastinę knygos apžvalgą, ar labiau papasakot savo bendrus įspūdžius apie šį veikalą. Viena vertus, romanas Prisipažįstu yra būtent ta knyga, kuri turi būti skaitoma, apie kurią turi būti kalbama ir kuri turi būti analizuojama. Kita vertus, šio veikalo neįmanoma įsprausti į jokius kontekstinius rėmus, o svarbiausia, šį kūrinį reikia skaityti žinant apie siužetą kuo mažiau detalių. Todėl po kelių dienų apmąstymų nusprendžiau nufilmuoti šiam kanalui nebūdingą vaizdo įrašą, kuriame mažiau gilinčiausi į knygos prasmę. Mea culpa, confiteor, bet priešingų atveju aš nusikalsčiau literatūrai. Kūrinys yra laiško pavidalo, kuriame pagrindinis kūrinio veikėjas Adrianas Ardevolis nušviečia visą savo gyvenimą. Adrianas yra gimęs Barselonoje, intelektualioje kolekcininkų šeimoje, todėl tekste yra pilna aliuzijų į meną ir kultūros ženklų. Taip pat paraleliai pasakojant vyro istoriją, kūrinyje yra siužetinių intarpų iš skirtingų vietų ir laikmečių. Dėl to iš pradžių kūrinį skaityti nėra lengva, tačiau toks pasakojimo būdas turi funkcinę paskirtį. Pirma, Adrianas serga Alzheimeriu, todėl siužetiniai inkliuzai atspindi sergančio žmogaus būseną. Antra, toks pasakojimo būdas parodo žmogaus chaotišką minčių srautą ir suteikia kūriniui natūralumo. Galų gale visos siužetinės linijos vienaip ar kitaip yra susijusios su Adriano gyvenimu. Tokiu būdu kūrinyje plėtojamos cikliškumo ir determinizmo temos. Tiesą sakant, galima ginčytis, kas yra pagrindinis kūrinio veikėjas. Adrianas ar vyrui priklausantis Storionio smuikas Velis. Kūrinyje ne tik atskleidžiama visa Velio atsiradimo istorija, bet ir parodoma, kad jeigu ne smuikas, Adriano gyvenimas visiškai kitaip susiklostytų. Verta pabrėžti, kad instrumento buvimas atskleidžia pagrindinę kūrinio temą – blogį. Visas Velio egzistavimas yra nužymėtas žmogaus pykčio, blogio ir smurto pėdsakų. Ir paradoksalu tai, kad šis daiktas, nekeisdamas savo formos, keliauja laiku ir erdvėje, tačiau žmogiškojo blogio prigimtis nesikeičia. Ir nors daugelyje šios knygos apžvalgų to neakcentuojama, tačiau be Velio kūrinyje nuolat šmėkščia dar du objektai, kurie yra nesikeičiančio blogio liudininkai. Sakyčiau, kad kūrinyje yra nagrinėjamos tris viena su kita susijusios pagrindinės temos – blogis, cikliškumas ir atmintis. Be šių temų knygoje taip pat apmąstoma apie tėvų ir vaikų santykius, meilę, draugystę, vienatvę ir atgailą. Be to, man ypač patiko, kaip knygoje svarstoma apie meno svarbą po tokių žmonijos tragedijų kaip Antrasis pasaulinis karas. Pavyzdžiui, veikale polemizuojama su mintimi, kad po Aušvico poezija tapo neįmanoma, nes menas yra viena iš nedaugelio sričių, kuri gali įamžint ir tikroviškai pavaizduot holokausto siaubą. Galų gale, kūrinyje atskleidžiamas žmogaus santykis su Dievu. Pagrindinis kūrinio veikėjas Adrianas yra ateistas, nes jo tėvas jautė nuoskaudą katalikų bažnyčiai. Visgi, vyro pasakojimas primena išpažintį, kurioje pilna krikščioniškų motyvų. Tai priverčia skaitytoją susimąstyti apie tai, kas žmogui yra primetama iš aplinkos ir kuo jis iš tiesų tiki, ar įmanoma visiškai atsiriboti nuo tikėjimo ir kokia galų gale yra Dievo reikšmė asmeniui. Romanas Prisipažįstu yra ypač vertingas dėl simbolių, kurie tarytum plūduriuoja paviršiuje, bet juos reik susižiūrėti ir susirankiot.
Pavyzdžiui, kokią blogio esmę atskleidžia tokios metaforos kaip Alzheimeris ir nukirstas liežuvis. Tuo tarpu, ką apie žmogaus prigimtį gali pasakyti kolekcionavimo manija. Taip pat vienu iš mano mėgstamiausių kūrinio simbolių yra nuolat čirškiantis telefonas, į kurį neatsiliepiama. Šis įvaizdis atskleidžia ne tik sąžinės graužatį, bet ir parodo vilties praradimą po tragiško įvykio. Galų gale reikia pabrėžti, kad kūrinyje minimi skaičiai irgi nėra atsitiktiniai. Ypatingas dėmesys yra skiriamas septynetui. Knygą sudaro 7 dalis: Liepos 14, 14 palata ir taip toliau. Iškart noriu perspėti, kad romaną Prisipažįstu reikia skaityti, o ne vartot. Tik laikydamasis šios sąlygos žmogus iš skaitymo gaus didžiulį malonumą. Tiesą sakant, kai kuriems skaitytojams gali būti nepriimtini staigus minčių šuoliai, nors būtent tame ir slypi kūrinio grožis. Pavyzdžiui, man didžiulį įspūdį paliko scena, kai didysis inkvizitorius iš viduramžių susitapatino su naciu, kuris buvo atsakingas už Aušvicą, suliejant inkvizitoriaus ir nacio mintis visumų gražumų išryškėjo blogio esmė. Kaip žmogus vadovaujasi kvailais prietarais, matydamas visur priešus, kaip jis įsivaizduoja esą tarnaujas kažkokiai misijai ar ideologijai. Nors karti tiesa ta, kad asmuo yra paprasčiausiai linkęs pateisinti savo barbariškus veiksmus kvailomis fikcijomis. Ir liūdniausia tai, kad bėgant šimtmečiams šie žmogaus mąstymo mechanizmai nesikeičia. Tai, kad romanas Prisipažįstu yra išverstas iš katalonų į lietuvių kalbą, yra didžiulis laimėjimas lietuvių skaitytojų bendruomeniai. Galimybe perskaityti šį kūrinį būtinai reikia naudotis, nes tai yra tikras šiuolaikinis literatūros deimantas. Man pagrindinis šio veikalo vertės matas buvo tuštuma likusi po knygos perskaitimo. Tuštuma, kad tenka atsisveikinti su Adriano istorija, kuri mane taip sudomino ir prijaukino. Ir netgi praėjus kelioms dienoms nuo kūrinio perskaitimo, aš vis grįždavau prie knygos veikėjų ir citatų. Ir deja tenka konstatuoti, kad šiandien šis monumentalus kūrinys yra be galo aktualus, nes mūsų visuomenėje vėl atsiranda Alzheimerio požymių, o žemė tampa plokščia.